Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebėt mano kanalą ir prenumeruojat. Ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Tuoj pasakysiu, įsitraukit savo kortą. Na, neįsitraukit, išsirinkit, aš pati atversiu. Pirmasis variantas. Na, truputėlį prisės pailsėt. Gal jūs labai kokius darbus dirbote tą dieną, gal labai sprendėt sudėtingus uždavinius, tai dabar imsit, prisėsit ir pailsėsit. Ar prisėsit, ar prigulsit, ar gal, nežinau, įkrisit į aromatingą vonę. Žodžiu, jūs visiškai nebūsit nusiteikę kažką daryti naudingo, greito, sunkaus, lengvo. Jūs paprasčiausiai pailsėsit, pasvajosit, pamedituosit. Na, ką nors tokio atliksit savo labui, savo sveikatos labui, savo pasimėgavimo labui. Tokio visiško atsipalaidavimo, visiško nemąstymo apie nieką. Tokia jums bus diena rytoj. Žinokit, ji jums patiks. Jūs rasit tam sąlygų, rasit laiko, viskas susiklostys taip, kad jūs labai, labai atsakingai pailsėtumėt. Taip, tai labai puikia korta, iš karto sakau. Saulė tai yra visos gerybės, šviesa, sveikata, gera nuotaika, puikia energija, visos materialinės gerybės, visokie skanėstai ant stalo ir visokiojopa puikiausia sėkmė. Jūs džiugins viskas. Gal saulė ir nebus išlindus iš po debesų dabar, o gal ir bus. Negaliu pasakyti tiksliai. Bet jūs viskas džiugins. Jums viskas bus lengva, jums bus viskas patogu, skanu, linksma. Ir visas pasaulis jums pataikaus. Šitą garsą reikėjo jau anksčiau sumažinti. Dabar nečiulbėsiu. Tai va, tai žodžiu, įsirinkot gerą kortą, džiaugsitės rytojum visą dieną nuo ryto iki vakaro. Taip, čia tokia situacija, tokia energinga. Jūs pasiekėt kažkokią aukštumą, tai čia ir matosi. Jūs labai daug dirbot, jūs mokėtės, jūs lavinotės, jūs kovojot ir jūs aukštumoj. Ir dabar jums toks įtarimas kyla, kad jūs kažkas nori nuo to pjedestalo nuverst. Net neaišku, ar tikrai taip yra, ar jums tik taip atrodo, bet reikalas tas, kad jūs pasiruošę apginti savo teritoriją. Apginti savo nuomonę, apginti savo pasiekimus, apginti savo šitą pjedestalą, kad niekas čia neprisiartintų ir jūsų nenumestų. Tai va, tam jūs turite energijos, tam jūs turite įkvėpimo. Jūs pasiruošę gynybai. Na, nežinau, ar jūs taip ilgai ištversit, ar kaip ten bus, bet rytoj jūs tikrai išlaikysit savo teritoriją savo. Na, irgi puikiai korta. Visokių žemiškų gerybių korta. Tai finansinis stabilumas. Tai tvirti tokie pamatai jūsų visiems finansiniam ten momentam, verslam, darbam. Toks žinojimas, kad jūs tvirtai stovit, kad jums visko užtenka, kad jūs žinot visas paslaptis, kaip dar daugiau to turto įsigyti,
jūs žinot, iš kur jums tas turtas ateis. Tai gali būti pinigai, tai gali būti kokios dovanos ar tiesiog, ateities pinigai. Kada jūs kuriat galbūt verslą, gal kokias investicijas, jūs aiškiai žinot, kad tai duos jums pelno, kad tai geras dalykas, kad jūs gerai sugalvojot, kad tai, ką jūs valdot iš finansinių momentų, tai jūs tai daro teisingai ir jūsų finansai klesti ir jūsų turtas didėja ir jūs pasilipat ant tos kalvos ir matot, kaip gerai jūs gyvenat, kaip visi jūsų plotai plinta, kaip jūsų verslai klesti, kaip jūsų namai gražiai atrodo, ir viskas apie tai. Tokia puikia diena, tokia puikia korta, tokie puikūs ir jūs.